Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė prevencinė 6–10 klasių mokinių konferencija Sveikas vaikas, sveika ateitis. Ją organizavo Ievos Simonaitytės pagrindinė mokykla ir Klaipėdos universitetas. Konferencija vyko jau 3. kartą, tačiau šiemet ji buvo šiek tiek kitokia. Nūdienos aktualijos atsispindėjo tematikos pokyčiuose. Šiais metais jau šiek tiek net pakeitėm kryptį ir pavadinimą. Jeigu prieš tai konferencijos tas ir šūkis ir pavadinimas buvo pasaulis be žalingų įpročių, tai šiek tiek prasiplėtėm šiais metais ir konferencija pavadinta Sveikas vaikas, sveika ateitis. Tai vėl yra šiek tiek atsižvelgiam, ne šiek tiek, daug atsižvelgiam į prioritetus pasaulio sveikatos organizacijos, į tai, kad 2014 metai yra paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo vaiko sveikatos metais. Ir labai džiaugiamės, šitoj konferencijoje sulaukė įvairių temų. Jeigu prieš tai, kalbant apie žalingus įpročius, dominavo tabako, alkoholio prevencijos, psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, tai šiais metais sulaukėm visiškai naujoviškų pranešimų, tokių kaip tatuiruotės ir jų poveikis sveikatai, kas yra svarbiau saviraiška ar sveikata. Taip pat buvo keli pranešimai apie socialinius tinklus, apie interneto poveikį sveikatai. Konferencijoje pranešimus skaitė 6–10 klasių moksleiviai ir keletas Klaipėdos universiteto studentų. Po konferencijos geriausiai pasiruošę pranešėjai buvo apdovanoti.